Garsą turim. Labadiena. Sugrįžom. Važiuojam? Sveiki sugrįžę. Grįžtam į eterį. Tai turbūt ne visai ta video pradžia, kurios tikėjotės. Ačiū labai statybininkam už pašalinius garsus, tikimės labai nesitrukdysim. Šiandien randamės vėl prie Škodos, trumpai apžvalgėliai ir ką realiai šiandien matysim. Šiandien pasižiūrėsim, kaip sekasi su visais projektais, kokias naujas patalpas susiradom, kas dabar slepiasi tose patalpose ir ką mes iš to planuojam. Tai realiai grįžtam turbūt čia, kur viskas prasidėjo prieš truputuką jau daugiau nei metus laiko. Ir čia liūdnas vaizdas iš tikrųjų. Mes turim Škodą su nuleistom padangom, technikinė taip ir nepraeita, stiklas nepakeistas. Realiai tiesiog užsistovėjęs reikalas ir jai labai reikėtų iš tikrųjų iš čia išsivaryti, persivaryti kitas patalpas, kurias jau tuoj pamatysim. Bet su atsirado nauja problema, nes šiaip būtų galima užsidėti garažinius numerius ir tiesiog nuvažiuoti, nes čia palauk. Nu, čia mesai. Čia mesai mum. Čia dar gyvas padangos. Bet kur yra problema? Aš sugebėjau o labiau pamest jos raktą. Tai realiai, kaip vis kartoju, kad per vieną eventą kažkuris nupyzdinot jos dokumentus, ačiū, o dabar pats pamečiau raktą. Tai galima būtų tempt, bet vairiuks užrakint. Tai kažkada reikės tiesiog atsivežti bulgarkę, atsipjaut spyną, užsikursim atsuktuvėlių to pačiu ir taip, ir viso gero. Ką aš daugiau apie ją papasakot? Nežinau, atsiminiau, kad turiu dar padangų, turiu bamperių, turiu posparnių E9, kurių reikės, nes su E9 irgi yra biškį liūdnesnė situacija. Ta apžiūrėsim, paplanuosim. Vis realiai, kaip matom, važiavam su to daiktu. Va su to. Audi nėra mano, šauti tikrai nesiruošiu pirkti ir turėti, bet E9 nėra toj stadijus, kur reikėtų labai važinėti gatves, tai kaip įmanoma to privengiu. Ir ką čia daugiau pasakot? Su Škoda liūdni dalykai. Ateinančiais metais gal jau kažkas pradės judėti, nes realiai jeigu dalykai vyks taip pat greitai, kaip per paskutinius gal, sakykim, 2-3 mėnesius, stumsime smarkiai į priekį, ko galbūt nesimato labai per video, bet šiaip reikalai labai dideliu pagreičiu pradėjo judėti į priekį. Tai labai tikiu, kad pajudės ir šitas dalykas, ir Lada, ir E9, ir tuoj pasižiūrėsim, ko dar prisipirkom, ką mes, nežinau, konstruosim, imkim taip. Tai dabar turbūt ką? Čia nelabai yra į ką žiūrėti, čia naujienų nėra, čia tiesiog mes prastovėjom, vėl supelijom, ne juodu pelėsiu bent jau. Ir turbūt nesišlapinam ant to lietaus gruodžio mėnesį, o važiuojam į sekančią lokaciją ir pasižiūrim, kas vyksta su kitais projektais. Judam. Welcome to the garage. Tai vis tiek. Kaupėsi labai daug dalykų, labai daug detalių ir jau reikėjo patalpų. Tai kadangi draugas kraustėsi iš garažiuko, sakau, perimu nuomą. Tai buvo laimingas ir nuomotojas, kad lieka tie patys žmonės ir mums gerai, kad turim kur sandėliuotis. Tai dar tikrai nespėjau visko susitvarkyti, šiukšlės, metalai, dar šiukšlių, katalikas tiesiog liko, kažką gal priduosim, aišku, kam tie katalikai. Ir tada, tai vat, tas pačias patalpas, apie kurias kalbėjau, kad čia reikia atsivaryti Škodą. Ir tiesiog, kad, nėra prasmės mokėti už 2 vietas, mokėti už garažo nuomą, mokėti už Škodos parkingo vietą. Tai žymiai logiškiau ją atsivaryti čia. Bet atsitiko toks reikalas, kad truputį pakrito variklių už geras kainas ir tiesiog reikėjo juos pasiimti. Tai pirmiausiai, kas guli čia? Čia turim legendinį, patį geriausią MPM 2 litris. B20, taip, ne B25. Jis yra absoliučiai gabalais, atskirai stumokliai, velenėliai, kažkur alkūnė mėtos, turim čia detalių, ten detalių. Tai realiai čia yra tas pats variklis kaip ir Ladoj, MPM B20 Tub. Tai
tai yra jau vieno vanuso MPM. Ką su juo veiksim? Logiškai dėsim turbą. Į kurį kėbulą mes dėsim MPM ir turbą? Nežinau, bet kol kas variklių turiu daugiau nei mašinų. Tai kaip ir turim kur rinktis. Tai realiai šitas variklis jau yra nupirktas kartu kaip ir su Lada, tiesiog, kad dabar, kai atsirado vieta, tai jį ir parsivežiau. Būtų gerai idėja jį susimatuoti, susižiūrėti vidurius, kas ten kaip daros. Ir kadangi jis jau yra išardytas, tai galbūt pradėti daryti kažkokį rimtesnį bildą, negu tiesiog, kad susimestų variklį iš dabar esamų tų detalių ir tikėtis, kad jis laikys tos pačius 400 arklių. Nes vis tiek, kai jau dalykas išardytas, geriau įstėti tas pačias vožtuvus, spyruoklės, stumoklius, smeigės, kaltinių, švaisiklių tikrai neapsimoka, kadangi tai yra MPM ir, storis jų yra tikrai pakankamas. Tai visą išsivalyti, galbūt persidažyti, kad būtų gražu, ne tai, kad daug kas tą variklį matys, bet kodėl ne, dėl savęs, kažką, bent. Toliau, ką mes turim čia? Mes turim dar vieną variklį. Ir čia turim kaip pusiau darytą Frankensteiną. Čia iš tikrųjų yra MPM2 B20. Tai lygiai tas pats. 2 litrų, vieno vanusiuko, tiesiog, kad ten imkim senesnis, čia naujesnis, truputį silpnesnis. Jau turim ir aliuminį bloką vietoj geležinio. Jis turi realiai MPM aprengimą. Generas, tas tepalo filtro korpusas, vairo stiprintuvas siurblys. Įdomus reikalas, kad jis ir su aliuminiu vožtuvų dangteliu, kur šiaip jau turėtų būti plastikinis. Bet, tiesiog, tokie reikalai. Turim ir koliką nuo jo, turim purkštukus su reilu, kas realiai, jeigu ir ant šito mausim turbą, tai tie dalykai nebetinka. Kolikas teoriškai tinka, bet jis dujimtas, tai kažką sugalvosim, gal tiesiog irgi ieškosimės MPM kolikų. Tada į Kauno tematiką. Kas atpažįsta, tai yra E9 vasariniai lietnykai. Ir kaip galima matyti, kaip galima matyti, čia trūksta gabalo. Ten trūksta gabalo lietnyko, čia yra įlenkta čiučiut, oro mes aišku nelaikom. Ir ten dar vienas reduktoriaus flanšas. Jeigu kas turit sprendimą, kaip padaryti, kad 2 litrų dizelis nebelaužytų reduktoriaus flanšų, parašykit komentarą. Kas man laužyti reduktoriaus flanšus. Jau nebeturiu flanšų. Ir to reduktorių reikės dar daugiau. Tai grįžtant prie variklių. Ten bus turba, arba ten bus atsarginis variklis. Niekas nedaryta. Jeigu užmušim MPM, ką žinau, kad aš su savo sugebėjimais tikrai galiu, nes čia guli įrodymas. Čia guli mano pasididžiavimas. Tokį gerą stumokliuką. Taip, čia yra dizelio. Čia yra legendinio MPM7, 105 kW. Tai kai puti daug ir puti be proto ir rodai daug ribotuvo, būna taip. Ir dar 2 raznosai. Tai yra minčių, kad gal tą variklį pasilikti tiesiog kaip atsarginį, kad jeigu netyčia kažkas ir labai skubiai reikėtų, kad tiesiog turim variklį, kuris žinom, kad galėtų teoriškai kažką panašaus laikyti. Tiesiog paėmėm per naktelę, įsimetėm, važiuojam toliau. Jo, tas variklis gabalais. Šitą žinau, kad buvo važiuojantis. Ir tiek. Pardavėjas sakė, prasukau ranką, sukasi. Aš nesukau ranką, aš nieko netikrinau, nedariau. Bet apie sakai pasiūlo variklį ir sako 100 eurų. Duok. Nebuvo ką galvot, kai gauni dar su daliniu aprengimu, tą patį galim dėtis ant MPM, tai jau sakykime mažiau dalykų pirkaliotis reikia. Arba yra minčių, kadangi ten prieisim prie 3 variklio, žinau, kad darosi iš tų 3 vienas Frankensteinas, kad pavyzdžiui ant tą pačią MPM galima dėti MPM2 tepalo siurblį, man rodos. Tada vėlgi su karteriais galima pažaisti, nes jeigu dėti E9, reikia, kad karteris būtų gale ir tiesiog papildomi dalykai. Tada pažiūrim ten. Čia, kaip matom, iš plastikinio dangtelio ir 2 vanusiukų yra MPM4.
Kodėl pas mane atsirado MPM4, nes šiaip jis turbūt kaip ir yra silpnesnis už abu, tiek MPM, tiek MPM2, o čia yra B25, čia yra 2,5 litro, ne 2,3, tas ne ale 2,5, čia yra tikras 2,5 ir jis čia atsirado už 200 eurų. Vėlgi, aš manau, kad tai yra gera kaina, kaip už MPM4, B25 ir iš jo vėl galima sukti tas pačius 400 arklių, tai ką mes jau darysim? Nepataikiau. Pasiduodu. Vėl dėsim turbą. Bent jau aš tai planavau. Nes realiai buvo minčių, kad galbūt MPM susibildint į ladą ir lados variklis keliautų čia tiesiog arba dar prieisim prie lados, nes vėlgi kilo labai didelių minčių ir paplanavimų. Ir viską galima teoriškai pasidaryti per žiemą. Bent jau ties lados varikliu. Tai ten dar toj sugrįšim. Čia buvo mintis, kadangi tai yra 2,5, tai yra rimčiau negu 2 litrai, mes jį galim krauti E9, maut tą pačią turbinytę. Būtų visai smagu jį gal ir persirinkti, kad ir tiesiog paprastai indeklai, žiedai, susimatuot gilzės, pasižiūrėti, kaip ten sekasi, vožtuvėliai. Sakykime, nieko labai per daug nedaryt, gal nelendant į kaltieną ir tiesiog ant E9 atsisukti tos pačius 400 arklio, gal čia daugiau. Nes čia kaip ir galima sukti daugiau, tiesiog tam tikros modifikacijos, ką reikėtų pasidaryti, bet kad turėt saugų variklį, čia nieko saugaus nėra, čia MPM4, ta prasme su mano važinėjimu, tai čia bus trečias išvažiavimas iš garažo ir mes vėl į garažą dedam MPM. Tai va, tai iš tikrųjų, kas vyks šitose patalpose, tai turbūt, kad tie patys variklių, nežinau, susižiūrėjimai, sumatavimai, tiesiog dėl vietos ir patogumo greičiausiai važiuosim pas autodraugystę. Nes, tiesiog yra patalpos, kur galim kažką daryti, sakykime, didesnio ir patogiau. Tai realiai būtų logiška tiesiog visus variklius bildintis tenais. Aišku, neapkrauti ir jiem vietos ir nesinaudoti, sakykime, tuo labai ką duoda. O čia pasiliekam tiesiog sandėliavimui, reikia dar daug ratų susivežti ir nebežinau, ką dar čia gero parodyti, ką mes turim, padarom unboxing. Turim šitą gal irgi blurint reikia, šitą irgi. Šiaip nežinau, turim duslę, turim Merso duslių. Vėlgi, ačiū tam vienam klientui, aš taip ir nepadaviau dvacuko, bet turim visą Merso išmetimą. Čia pakankamai platų, kad ir ant turbos dar kažko dėt. Koilai E9 guli. Kodėl čia guli E9 koilai? Ten atsakymas. Ne, ten nėra filmuotas medžiagos. Farose. Mes farose nebuvom. Jeigu neparodė, reiškia, nieks neįvyko. Nuvažiuosime autodraugystę, kur dabar yra randas E9. Lada irgi yra ten pat, pasižiūrėsim, kas realiai įvykė ten. Nes ten turbūt yra didžiausi pasikeitimai ir negaliu sakyti, kad jie yra labai geri. Bent jau su E9. Operator šypsosi. Tai pasižiūrėsim, kas vyksta ten ir turbūt labiau ten ir įsigilinsim į visus ateinančių metų planus. Ką mes mastom pilnai su tais varikliais ir tiek tą pačią Ladą. Čia daugiau nėra ko džiaugtis, nebent RX8 sėdynė, Seat Alhambros sėdynė. Ir tepaliukai, aišku. Kasgi daugiau? Jeigu ne Hada. Hada visada su mumis. Ačiū Hada. Ir kaip žinia, su nuolaidos kodu Virintozė, gaunat 15% nuolaidą visai Hada produkcijai. Apsilankykit, nusipirkit ir mums padėkokit. Šiaip yra vėsų, yra pakankamai vėsų ir manau, kad mes judam prie kitų reikalų. Tai va, kol vis dar lyja ir jau yra labai vėsų važinėti per visas lokacijas, čia turim du įdomius automobilius. Kaip čia matom, yra Lada. Čia yra labai ryškus žalias aparatas. Bet čia jis tiesiog stovi lavonų kampelis, pavadinkim taip. Kodėl lavonų? Šiaip ne lavonas, jis vis dar važiuoja, su juo viskas yra gerai. Realiai po Litexpo nelabai kas nors ir pasikeitė. Iš tikrųjų buvo smagus reikalas Litexpo, kad ir kokių niuansėlių paturėjom, bet bendroji sumoje buvo smagu. Tai bandom registruotis į Vilnius autošou, šaudom gal į Ultra Race'ą, jeigu priima, kodėl neįmest kokios registracijos į Lenkus. Kas vyksta su Lada šiuo metu?
Prieš porą dienų atsikėliau ryte ir sugalvojau, kad noriu iš jos išsimti variklį. Variklio dar neišėmiau, o kodėl, tai, kad šiaip. Jo, pasikeis gal kokius žiedus, indeklus, ta prasme. Šiaip, vien tam, kad tiesiog pasidaryti didesnį aptarnavimą, kad tas variklis toliau gyventų. Jis yra, sakykime, truputėlį niuansėlių, kurie man nelabai jau pradeda patikti ties variklio pusė, aišku, reikia važiuoti ant stendų. Pasidaryti pilną normalią programą, vis dar tai nepadaryta. Taip, žinau, tai ant kiek realiai yra blogai. Ir tai ir yra priežastis, kodėl noris pirmą išsiimti variklį, pasidaryti jį vien tam, kad jis būtų labiau pritaikytas turbai, o ne tiesiog įmestas šrotinis variklis ir pučiam 1,5 baro su fūros turbina staigiai ir daug. Kaip ir nebūtų durna mintis, plius žiemą pilnai tą galima pasidaryti, kadangi ir pats toks perinkimas nesigautų labai brangus, kai bandytume darytis patys. Kreiptumės galbūt pagalbos pas autodraugystės mechanikus. Jis tikrai yra labai geras variklistas, kuris pakonsultuotų, padėtų, pasižiūrėtų pats, kaip viskas kartu gaunasi. Tai manau, kad būtų smagus, fainas reikalas ir tiek jum, tiek mum. O šiaip iš kitų naujienų, čia va taip galiu įleisti saloną. Ir čia yra didžiausias pasikeitimas. Trūksta vairuotojo sėdynės. Tai va, kur dingo vairuotojo sėdynė? Kaip žinia, vairuotojo sėdynė buvo ne mano. Kai pirkom Ladą, vis dar buvo Luko. Su Luku taip ir kalbėjom, kad tą sėdynę aš jam atiduodu, tiesiog, kad pas mane užsibuvo ilgiau negu turėjo. Lukai, labai ačiū tau už kantrybę ties šituo reikalu. Ir tiesiog, nuvežiau sėdynę, gražinau, tai realiai yra laikas atsinaujant ir norėtus kartu tą pačią keleivio sėdynę pasikeisti kartu su normaliais diržais. Tai vėlgi, planas žiemai būtų susiieškoti sėdynės. Mums homologacijos kaip ir nereikia, tai galima apsėti su pigesnėm sėdynėm, lygiai tas pats su diržais. Realiai garaže turiu 6 taškų diržus, bet trūksta vienos petnešos ir originalūs QSP diržai, pasibaigusią homologaciją, tiesiog nežinau, ar galima kažkur dasipirkti, sakykime, tą vieną trūkstamą juostą diržo. Tai jeigu kažkas žino šitą dalyką, parašykit komentarę, padėkit užlipti ant gero kelio, kad kas kaip vyksta su tokiais dalykais. Dabar manau, kad reikėtų įsivaryti tą E9 į vidų, nes jau daros tikrai pakankamai šalta lauke. Ir ten yra naujienų, ten yra blogų naujienų. Ir turbūt reikia pilnai susižiūrėti, ką mes darom ateinančiais metais. Varom į vidų. Pagrindiniai pokyčiai prie E9. Realiai tai bent jau gal buvo labiau, sakykime, deilis, su kuriuo buvo išvažiuojama ir į Kačergą ir buvo mokomasi tą pačio drifto pagrindų. Nes kaip žinom, realiai susidėjom poliuretaną į galą, rankinis, sėdynė, vairas ir po truputį pradėjau visko mokytis. Paskutiniu metu, aišku, labai daug ko nefilmavom, labai daug kas vyko tiesiog už kameros. Realiai norėjosi laiko ir savo. Įvyko porą 2-3 įvykiai. ir aišku, kačerginiai. Kačerginiai irgi lygiai taip pat gali labai skaudžiai nubaust. Ten ir farai filmuoja, pasirodo. Bet šiaip, realiai nėra kažkas labai tragiško. Visgi reikia suprasti, kad driftas yra tas sportas, kur bus kontakto, jo bus daug, ypatingai kai tu mokais. Ir tiesiog visą tą reikia praeiti. Svarbiausia yra, aišku, mokytis iš savo klaidų. Ką aš bent jau pats tikiu, kad pasimokiau, supratau, nes bent jau tų pačių klaidų nekartoji. Tiesiog atsiranda naujos klaidos, kažkokie nedadirbti dalykai ir visada yra kur tobulėti. Tai realiai paturėjom truputį žalos. Ir ta žala yra čia. Tokia labai dar nedidelė palyginus. Čia neklauskit, bet kai tu važiuoji ir buvo sniego, buvo smagu ir kai tau sniegas prisirenka bamperyje ten, nes posparnis nusitrina į ratą ir pradeda rinkti sniegą, atsiranda tokie įdomus momentai, kad tu važiuodamas beveik pervažiuoji savo priekinę lempą. Lempos šiaip pervažiavau prieš rūko fiškę, temperatūrinio daviklio fiškę, išroviau radiatoriaus fiškę ir pervažiavau gabarito fiškę. Tai tas visas laidynas šiuo metu irgi tiesiog užmestas po kapotu.
Ir čia reikia tvarkytis. Nuo ko atsirado šitas reikalas, tai kad paturėjom smūgį su priekiu, realiai kampu į kačerginės atitvarą, padangą, kaip nori taip įvardinkit. Ir realiai nuo to viskas ir prasidėjo, kad tiesiog turim išluptus bamperio laikiklius, jie palūžė, truputėlis sparnas, nuo to susivarė ir lietnyko kampas, ko iš tikrųjų turbūt labiausiai gaila. Tai va, lietnykai ir būtent lempos, nes kad ir jos, vadinkim, yra ping-pong. Man asmeniškai šitos bent jau yra gražios ir padorios. Ir vis tiek, kai pirkaus naujas, tie 600 euriukų truputėlį skauda. Tai lempa šiaip gyva, tiesiog reikia susilituoti laikiklius, atgal susilituoti korpusą. Kas įdomiausia, kai nusipirkau lempas, vis tiek galvoju, brangi suma, reikės biškį apsaugoti. Tai stiklai yra padengti apsauginė plėvelė. Čia visiškai ant juoko, bet pagrindinis smūgis buvo čia. Tai lempos stiklas realiai gavo visą smūgį. Pats stiklas neskilo, truputėlį tiesiog plėvelė nusibrozdino, neatlaikė nei vienas laikiklis, trūko korpusas iš vidaus per pusę. Jeigu reikia kontaktų, kas klijuoja plėvelę, kokybišką, brangią, bet gerą, kreipkitės, duosim žinot kur. O toliau, tiesiog, tai yra bamperis. Šitie bamperiai vis tiek M3 Look yra palyginus pigos, tai jį naują galima su visam kortelėm nusipirkti 150 eurų. Noriu pasilaikyti šitą vaizdą, tiesiog nesinori to paprasto M-kinio facelifto dėtis. Reikia sparniuko, koilus jau pasikeičiau prieki kitus, nepamenu firmos, tiesiog kažkas vėlgi už 100 eurų turėjo koilų komplektą. Man reikėjo tik priekinių, nes labai buvo daug kemberio sulinkusių koilų. Vis tiek tas ratas turi labai daug kemberio ir jis pas mus nesireguliuoja, tai yra minčių, kad galimai turim linkusias stebolį, nes jos vis tiek yra aliuminės, šakės visos tiesios jau pakeistos po to pačio smūgio. Tai realiai kaip ir daugiau nieko nelieka. Ne vien tikėtis, kad priekinis traversas nėra sulankstytas ir nereikės dar ir traversą keistis. Tai va, ir aišku, šitos dalykus reikės dažytis. Kur mes perkam dažus mes perkam Karma Shop, apsilankom, nuolaidos kodas Virintozė 15 duoda 15% nuolaidą visiems dažam, o kitas kodukas Virintozė 5 jums duos 5% nuolaidą visai likusiai produkcijai. Džiugu, kad yra rėmėjų, kurie irgi mus lygiai taip pat gelbėja, prisideda, tai vat, kaip ir tie patys Hado, kurie realiai su mumis yra nuo pat mūsų atsiradimo, nuo jį prisijungęs Karma Shop, tiek dažais, tiek autochemija ir labai daug informacijos žmogus davė prieš Litexpo, kai reikėjo persidažyti tos pačius Lados lietnykus, lūpą, ties visų poliravimu, visais klausimais labai daug konsultavo. Tai Tomai, tikiu, kad žiūrėsi, labai didelis ačiū tau ir vėlgi laukiam didelių naujienų iš tavęs kitais metais. O toliau, ties šitą mašiną atsiranda klausimas, kada būtų verta pakeisti kėbulą. Nesakau, kad lipti į F-kę, nesakau, kad grįžti prie KEM6, nes KEM6 taip atrodytų jau po pirmos treniruotės, nes tiesiog tai yra KEM6 ir jų negaila. Šūcnė KEM mašina. Tai va, bet realiai turim žalą čia, kuri yra kaip ir kosmetinė patvarkoma, vėlgi važiuoklė tiltas reikia aiškintis, o dabar einam į galą, nes čia nebuvo vienintelis boom, bet turbūt buvo skaudesnis. Ką mes turim gale? Gale, aišku, ketvirtis. Čia nedaug. Durytės beje nekeistos, tai jos kažkaip tiesiog taip praslydom, atsilaikėm, viskas okei, čia truputuką įlenkta, nebesueina. Aišku, vėl, čia yra ta žala, kur realiai meninis lyginimas ir dažymas ir viskas atsilanksto, viskas būtų gražu. Čia buvo įdomiau. Nes realiai, ketvirtis yra nuo to pačio priekinio smūgio, nes tiesiog trenkės su priekiu, įtempia galą ir viskas. O čia buvo truputėlį pervertintos galimybės, buvo neapsiskaičiuota ir kai taip gerai užvėlė, vėlgi ant sniegučio, ant tos tiesiausios, žinot, kur pareinat kačargų įsibėgėjai, tada taip sukies trišiam ir tada ten pareiniai tas padangas. Tai turim suvarytą galinį M-kinį bamperį. Vėlgi, galiu džiaugtis, kad bamperis jau buvo pirktas, truputėlį pagražintas, sakykim. Tai realiai tiesiog daugiau nulupom dažų, jis niekur nelūžo, laikikliai visi vietoj, ko gal labiau gaila, tai yra lempos. Bet vėl, kaip ir visi sako, galinės, priekinės lempos tai yra tiesiog drifto einamiausi dalykai kartu su bamperiais.
Tai keičiam lempą, bagažinę prie didelio noro, kurią gal dar iš tikrųjų paeitų ir atstiesint. Svarbiausia, spoileriukas gyvas. Čia viskas gerai, lietėm tik apačią. Parktroniką įsimest atgal, nes atsibosta, kai dabar jungia atbulinį ir jis tiesiog cypia visada. Ir pasikėlus mašiną ant keltuvo, realiai tvarkant tą patį priekį, supratau, kad galinė važiuoklė irgi gavo smūgį. Ir iš tikrųjų gavo didesnį smūgį, nei aš tikėjausi. Nes vėlgi, ratai stovi truputuką kreivai, bent jau iš tos pusės. Ir vien iš vaizdo matęs, kad galinė ta šakė, kur eina ta ilgoji, kas žinot, man rodos, neišsukimą, suvedimą reguliuoja. Tai irgi truputėlį yra palinkus, tai tiesiog smulkmenos, bet vėl, kadangi jau yra sudėtas poliuretanas, tai perkant kitas šakės vėl reikėtų persipresuoti tą patį poliuretaną. Klausimas, imti naudotas šakės, kokio tiesumo jos yra. Tai ties galu manau, kad jau būtų pats laikas galbūt susidėti reguliuojamas pilnai šakės. Priekį jau galbūt irgi reikėtų išsukimo, nes pradeda nebeužtekti tiesiog stokinio to kampo, jau norisi daugiau, norisi po truputėlį didesnių pasistatymų, greitesnių pasistatymų. Ir tiesiog ateina laikas, kai išnaudoji dalykus, kuriuos tu reikia maksimumo ir realiai pradeda trūkti reguliavimų, pradeda trūkti valdymo, kas man jau pradeda jaustis. Tai pats laikas tobulėti, bet vėl, mums reikia naujų važiuoklių, priekis galas, mums reikia bamperių, mums reikia lempų, reikia tiesinti kėbulą, reikia persidaryti vėl saloną. Ir ties čia atsiranda klausimas, kada verta imti kitą kėbulą. Kol kas neturiu nusipirkęs nei kėbulo, nei dar kažko ir tiesiog ant tų minčių sėdim. Galbūt žiūrėsim, kaip šitas kėbulas tarnaus žiemą, nes gal išvažiuosim kažkur tiesiog pasidžiaugti žiemą, ten, kur legaliai galima, aišku. Tai, bet kaip ir sakiau, kad realiai paskutiniai keli mėnesiai buvo toks labai didelis pagreitis pirmyn ir daug ko išmokta, daug pasikeitimų įvykę, šiais metais atsikratėm ir didelių naštų ir tiesiog gyvenimas pagražėjo. Tai ką, iš tikrųjų, kai pasižiūri bendroji sumoje per šitos metus nuėjom labai toli. Nes metus pradėjom su realiai visiškai nieko neturint, dabar jau pasiekėm tos pačius 600 prenumeratorių. Tai labai didelis dėkui jum, kad realiai kažkam vis tiek tai yra įdomu, kad ir truputėlį pavėluojam įkelti ir tą patį video, ar gal nedarodom kažko iki galo, praleidžiam kažkokius momentus. Bet šiaip yra smagu ir, sakau, labai tikiuosi, kad ateinantis metai bus labai dideli. Planų yra labai didelių. Svarbiausia, jiem turėti laiko ir turėti galimybių, kas po truputėlį vystosi. Reikia apsispręsti, ką darom čia, ką darom su Lada, ką darom bendrai. Nes vėlgi tie patys varikliai, kur mes juos dedam, ką mes iš jų veikiam, ar gal visgi juos reikėtų parsiduoti ir imti kažką kitokio. Šiaip per šiuos metus realiai nuveikta tikrai nemažai, nes vien tas pats Litexpo, čia buvo bent jau mums kažkas labai didelio. Sleepy Motors vasaros 2 dienų renginys, kuria kaip pirmas renginukas tai pasisekė žiauriai gerai. Tarp kitko pradėjom planuotis ateinančių metų renginį. Nuorodą paliksiu aprašymę, jau greitai bus daugiau ir informacijos. Ir visų, ta prasme, tiesiog planų, informacijos, visko, kaip kas vyks tenais. Ir žinoma, už visus metus didžiulis dėkui mūsų rėmėjams. Tai pagrindiniai yra Hado, auto draugystė, ta prasme gelbėja su viskuo absoliučiai. KarmaWorks ir taip pat didelis ačiū visiems jums, kas žiūri, kas parašo komentarą, gerą, blogą, užmeta laiką, tą patį dislaiką. Tikrai viską matom, viską stebim, aptarim tos pačius komentarus, ką padarėm blogai, ką padarėm gerai, kur dar reikėtų tobulėti. Tai iš tikrųjų turim daug informacijos, su kuo einam į ateinančius metus. Ir realiai šiais metais jau turbūt jūsų ekranuose daugiau mes ir nebepasivaidensim. Tai yra paskutinis apžvalgos ir visų naujienų video, tiesiog pasakyti, kas vyksta, kur vyksta ir ką mes veikiam. Ir ką čia turbūt daug kalbėti. Reikia kibti darbus, reikia tvarkytis priekį, nes dabar jau reikia važinėti su šitą mašiną. Tai taip tikrai negalima važiuoti gatves, nenoriu vėl likti be technikinės, be teisių. Ačiū pareigūnam. Daug naujienų, daug informacijos, kurią dar reikia suvirškinti. Ir gražių švenčių, linksmų kalėdų, gerų naujų metų ir susimatom ateinantį sezoną.